Šiandieną dar atmenant Rusijos įvykį dėl Navalno mirties, reikėtų žiūrėti kanalą Dožd, lietus. Kanalas sukurtas nepriklausomai nuo sisteminės žiniasklaidos Rusijoje, įsitvirtinęs Latvijoje, vėliau transliacija persikėlusi į Nyderlandus. Pastebėkite pirmasias laidas, kaip atrodo priėmimas tų žmonių, kurie nepriklauso sistemai. Ir jau vakare buvo milijoninės peržiūros šioje netektyje. Jeigu norite pamilti Rusijos tautą, reikia žiūrėti ne sisteminę, o nesisteminę žiniasklaidą, kur žmonės gali laisvai išsakyti savo viltis. Ir viena iš tų minčių, kurią teko išgirsti būtent per čia, šioje žinioje transliuojama Navalno žūtį. Sako, vienu metu buvo tiek daug žmonių ir tiek daug jaunimo Raudonoje aikštėje, kad buvo idėja, užimkime mes. Užimkime. Tokią idėją turėjo, kaip girdėjome, kažkada Amerikoje prieš kelis metus. Užimkime. Ir komentuotojai sako, iš tikrųjų Navalno yra ne ta kultūra ir ne ta mintis brutalumu užimti. Net jų viena laida yra, ar verta buvo tokio kiekio aukos Leningrade blokadoje, ar gelbėti žmogų, ar visgi ginti savo ambiciją. Ir Navalnas atsakė jėga. Jis tvirtai tikėjo kultūriniu, politiniu ir tiesiog tautos brandinimo būdu vesti tautą. Toks brandus žmogus, manau, kad, nežinau, dešimtmečiais negimsta, gal net šimtmečiais. Melskime, kad tauta praradusi savo šį tikrąjį taikos ir politikos šauklį tiesiog eitų keliu link tos laisvės, kurią Dievas padovanojo absoliučiai kiekvienam žmogui, kiekvienai tautai ir kiekvienam, kas žemėje gimsta. Mūsų gavėnios laikas taip pat yra kelias į tą mūsų laisvę, laisvę širdyse. Be abejo, mūsų žiniasklaidos, kažin kiek daug skiriasi nuo visų propagandinių, nes jos tikrai užsiima ne laisvę, o tai, kas yra nupirkta, ir tegul dirba už tuos pinigus. Mūsų šios dienos iš tikrųjų Dievo žodis sako, kad Kristaus tie tradiciniai trys gundymai, jie parodo paprasčiausią Jėzaus žmogiškumą. Ir jeigu Evangelija pagal Morkų, jinai kalba daug ribočiau, tiesiog įvardė, kad Kristus buvo gundymas, tai prisiminkite, net žmonės netikinti žino, kuo Kristus buvo dykumoje gundomas. Tai dalykai, kurie ko gero mums labai tolimi ir nebūtinai čia jie mums yra savi ir artimi mūsų gyvenimuose. Pirmiausia, duona, akmenys, kad pavirstų duona. Po to pagarbinti šėtoną. Ir trečia, pulti nuo šventyklos viršaus, nesgi angelai tave globos. Mūsų gyvenimuose, mėlyjeji, taip pat dalyvauja šie keli personažai. Po nugalėjimo gundymų Jėzui tarnauja angelai. Gundo mus šėtonas, Satan. Kas yra, mėlyjeji, šėtonas? Šėtonas tai yra, pažodžiui išvertus, prasmė kaltintojas. Pirmą kartą Senajame testamente Zakarijo knygoje 3 skyriuje mes skaitome apie šio kaltintojo atsiradimą. Girdi, tikras atvejis. Atsistoja šėtonas ir sako Jahvei, tavo kunigas Jozuė aukoja nešvarias aukas. Dievas žino, kokias aukas aukoja jo kunigai. Bet Dievas, išklausydamas šėtono šį kaltinimą, nepagiria šėtono, nes šėtonas ir šiomis dienomis kaltinamas mus, jis neduoda jokio gailestingumo.
Dievas turi gailestingumą. Ir šėtonas buvo subartas pirmą kartą, minint Senajame testamente Zacharijo 3 skyriuje. 214 kartų mes turime žodį angelas Senajame testamente. Turime 104 kartus angelas Naujame testamente, o šėtonas minimas rečiau. Šėtoną minime 38 kartus Senajame testamente ir 33 Naujame testamente. Taigi, to kaltintojo turime. Ir kas yra šėtonas šia giliaja prasme? Mėlyje, šėtonas tai yra bendrinis žodis. Tai nėra asmuo, kaip sakytume, Liucifer, Mykolas arkangelas ar kiti. Šėtonas ir šiandien yra tas, kuris griauna ir trukdo Dievo karalystės kūrimą žemėje. Šėtonas yra tas, kuris atima šeimos vertybę, griauna šeimos pamatą. Šėtonas yra tas ir šiandien, kuris jaunimui atima aukštus idealus, trukdo jų gyvenimo kūrybą ir duoda čia pačius pigiausius rezultatus. Šėtonas mūsų šių dienų laikų yra tas, kuris platina narkotikus, pornografiją, kuris skleidžia melus, intrigas. Šėtonas yra tas šiandien, kuris kuria karus, organizacijos, žmonės, kurie griauna gamtą, kurie neša nesantaiką. Šėtonas yra tas, kuris nori žmogų pradėti kitaip, negu Dievas sukūrė ir bando daryti visokius trukdžius iki pat žmogaus mirties, net žmogaus mirtis gali būti šėtoniška. O kas yra angelas? Kas yra angelas? Jų mes turime daug kartų minėta Naujam testamente, Senam. Žvelgdami Jėzaus gyvenime, 2 pirmieji Jėzaus angelai yra Marija ir Juozapas. Angelas iš tikrųjų yra tai, kas neša Dievo kūrybos žinią. Mūsų pirmieji angelai yra mūsų tėvai, mėlyjeji. Ir angelas yra tas, kurį sutiksite gyvenime, kuris leis jums kurti, atsikelti, matyti toliau, girdėti daugiau ir norėti gyventi. Mūsų angelai, pradedant tėvais, galima toliau tęsti mokytojai, draugai, jūsų artimieji. Tai yra mūsų angelai pagal Seno testamento ir vėliau Naujojo testamento mintį. Morkaus Evangelija pirmą kartą pamini žodį angelas, kalbėdami apie Joną Krikštytoją. Todėl, kai kada Joną Krikštytoją piešia su sparnais, vien tik dėl šio vieno karto. Angelas yra tas, kuris iš tikrųjų neša gerąją žinią. Ir mes galvokime, kad yra didžiulė Dievo dovana. Mėlyje, keliaudami per dykumą, ten randame daug dulkių, atpažįstame save. Žmogau, atmink, jog dulkėsi ir dulkėmis virsi. Popiežiaus Pranciškaus mintys, kiek yra brangi dulkė, kurią esu aš ir tu. Išmalda, malda, pasninkas. Tai galimybė skleisti Dievo meilę. Daugelio kasdienio gyvenimo situacijų dulkės. Jis sutiktas dulkės, kad į jas sugrįžtų viltis, pasitikėjimas, džiaugsmas. Veda į širdį krikščioniško gyvenimo esmę. Mintys perfrazuojamos iš popiežiaus Pranciškaus pamokslo Pelenų trečiadienio mišiose. Atsiversti slaptumui reiškia sugrįžti į širdį. Tai kelionė iš išorės į vidų. Tavo tėvas regi tave slaptume. Daryk išmaldą.
melskis, pasnikauk, bet slaptume. Tai, ko gavėnios laikotarpio pradžioje Jėzus prašo iš kiekvieno mūsų. Nepaliauja kartojas, atsiverk slaptumui. Sugrįžk į širdį, sugrįžk, broliai, į save. Būtent viduje tarpsta baimė, kaltės jausmas, nuodėmės. Čia turi įžengti Viešpats, kad tave išgydytų, nuskaistintų. Ženkime į savo vidinį kambarį, tai jame gyvena Dievas. Jis prisima tavo silpnumus ir tave myli be sąlygų. Gavėnios savaitės, jas skirkime vietos tyliai šlovinimo maldai. Klausykime Viešpaties jo akivaizdoje kaip Mozė, kaip Elijas, kaip Marija, kaip Jėzus. Atgręžkite širdies ausį į tą, kuris tyloje nori tau pasakyti: aš esu tavo Dievas, gailestingumo, atjautos Dievas, atleidimo ir meilės Dievas, švelnumo ir rūpestingumo Dievas. Neteisk savęs. Leisk, kad mano meilė paliestų pačias giliausias ir slapčiausias tavo širdies vietas ir tau apreikštų tavo grožį, kurį pražiūrėjai, tačiau kuris tau vėl taps regimas mano gailestingumo šviesoje. Nebijokite atsisakyti pasaulietiškos prabangos, sugrįžti prie širdies, prie esmės. Šventas Pranciškus, apsinuogindamas, visą esybę apkabino dangišką tėvą. Ir mes prisipažinkime, esame Dievo mylimos dulkės. Dievo dėka atgimsime iš nuodėmės dulkių į naują gyvenimą Jėzuje Kristuje ir šventojoje dvasioje. Amen.